buvo labai sunku pasiryžti, išeiti daryti tai, ką darau dabar. Keldavausi, pavyzdžiui, 5 ryto, parašydavau straipsnį, iki kol jau keldavosi dukra. Tada kitas darbas ir tai kainavo laiko ir miego, ir energijos, ir sveikatos. O aš tiesiog norėjau pradėti ne tik tai dirbti, bet dar ir gyventi. Mes su vyru auginom vaikus kartu. Tai man, kai sako, jum vyras padeda, tai man tas klausimas nesuprantamas, nes čia ir jo vaikai, mes kartu auginam juos. Aš absoliučiai neturiu jokios strategijos ir aš neseku jokių absoliučiai savo konkurentų. Nesvarbu, kiek ten būtų investuota pinigų ar laiko, aš tada netrankau galvos į sieną. Buvau su ja dirbus prie kitos knygos, prie Agnės Jagelavičiūtės knygos. Pakėliau pardavimus per metus 40%. Mane rutinai žemina ir aš tokio karšto būdo. Ir jeigu aš nepabūnu viena, tai skraidau ant šluotos. Desertus valgau kasdien ir tai nėra draudžiamas dalykas. Tele2 namų interneto kaina, wow. Ir visiems namams jos sočiai. Sočiai, 5G namai pilni, viską jum gali su Tele2. Veiki, ką tik nori. Nesvarbu, kur esi, ar kalbi, ar žaidi. Filmai nestos garantuojam. Sočiai. Tele2 5G namų internetas. Greičiau, pigiau ir visaip labiau. Tele2 5G namų internetas pirmus metus net 50% pigiau, o 5G modemas tik 5 eurai mėnesiui. Čia laida Mama dirba savo ir šiandien mano pašnekovė, dietistė, knygų autorė Vaida Kurpienė. Sveiki. Sveiki. Tai pradėkime nuo pradžių, kaip jūs įkūrėt savo verslą. Kiek skaičiau, tai prasidėjo nuo tokios asmeninės istorijos. Ruošėtės vestuvėm, norėjote gražių nuotraukų, labai sulieknėjote. Nuotraukos gavosi puikios, paskui vėl svoris ataugo, paskui vėl metėte ir taip kelis kartus. Ir kada atėjo tas momentas, kai ne tai, kad jūs svorį pasiekėt, kokį norėjote, bet atėjo mintis, kad aš galiu rašyti tinklaraštį, aš galiu tuo dalintis ir tai gali tapti kažkokia tai veikla. Viskas labai buvo natūraliai, tai kai aš sulieknėjau jau tą paskutinį kartą, tai labai aplinkoje daug kas klausia, tai ką tu darėjai ir panašiai, ir aš labai mielai dalindavausi. Tačiau ką pamačiau, kad kai sakau, ką aš dariau, nes taisyklės yra iš tiesų labai paprastos ir jas tikrai visi žino, kad niekas nevyksta, kad tie patys žmonės susitikus po kurio laiko lygiai taip pat atrodo. Ir supratau, kad yra labai daug žmonių, tokių pat kaip aš, kuriems reikia žinoti ne tik tai ką ir, bet kodėl. Ir jeigu nėra to pagrindimo, kodėl reikia taip daryti, kaip aš jausiuos vienaip darydamas ir kitaip, ką aš turiu stebėti, tokios ganėtinai paprastos taisyklės, kai jau žinai, tai daug mano klientų sako, tai kaip aš iki šiol kitaip dariau, kodėl aš to nežinau, nes tie dalykai yra labai paprasti. Tai tada, kursus pradėjau vesti. Vėliau pradėjau, ar paraleliai, čia toks senas laikas, prieš 14 metų, Facebook puslapį pasidariau ir tam pamažu pradėjau rašyti. O tinklaraštis dar po kelių metų atsirado. Tai viskas taip labai palaipsniui, be jokios strategijos, visiškai. Nors aš pati esu baigus verslo vadybą ir rinkodaros magistrą, bet šiuo atveju, kadangi tai buvo mano veikla, tai nebuvo verslo planas, tai nebuvo kažkoks sustrateguotas dalykas, tai aš tiesiog dariau, kaip jaučiau.
Čia tokia buvo užklasinė veikla, dirbate darbą dieną, čia kaip jūsų hobis ir jūs tuo užsiėmate, dalinate su žmonėmis. Taip. O kada atėjo suvokimas, kad tai jau gali išsivystyti į verslą, į veiklą, iš kurios galima gyventi, gal galima jau mesti kitus darbus, imtis to? Juokingiausia, kad aš niekada nenorėjau būti verslininkė ir dabar savęs taip nevadinu, sakau, kad čia mano veikla. Ir nors turiu ir pagalbininkų, bet vis tiek tai yra mano veikla ir man tas visa veikla, man net liežuvis nesiverčia sakyti verslas, man tai yra labai asmeniška. Ir kadangi aš dirbau darbą, kuris man patiko ir turėjau labai puikias darbo sąlygas ir gerą labai poziciją ir puikų viršininką ir gerą algą, tai man buvo labai sunku pasiryžti, išeiti daryti tai, ką darau dabar. Ir aš tą visą atidėliojau. Bet kas gavosi, kad tada ta veikla vis daugiau laiko ėmė. Ir galutiniam variante gavosi, kad šeima buvo, mažas vaikas ir dar 2 darbai. Nes vienas tas kaip pagrindinis, o kitas jau ta mano veikla, bet jinai ėmė vis daugiau laiko. Ir pradėjo šlyti sveikata, tai vat sveikas maistas ne viską gali, tai vis tiek yra resursai, kai darai į minusą, bet kai tave veža azartas, patinka, labai greitai matai rezultatą ir čia šneku ne apie pinigus, o šneku apie žmonių rezultatą. Matai žibančias akis, kai moteris pražįsta tiesiog, jom atrodo pradeda viskas gyvenime sektis, jos tada pradeda jausti, ko jos nori ten dirbti vieną ar kitą darbą, ten kitos pradėjo keisti profesijas, pakeičia darbą, kur tarkim, kad ir toj pačioj profesijai, bet vis nesiryžo, vis galvoja, kad ne jai, kad jinai negali. Ta prasme, santykiai šeimose pagerėja, nes jos pačios jaučiasi geriau. Tai kai matai tą rezultatą ir matai vos per porą mėnesių, tai labai įkvepia ir tada motyvuoja ir džiugina. Ir tada nori dar, nes čia dopamino kiekis kivirais kiekvieną dieną. Bet ir tas darbas dar labai patinka. Tai aš vis atidėliojau ir galų gale nusprendžiau, kad kai aš uždirbsiu tiek pat, kiek toj geroj pozicijai ir iš tos veiklos, aš tada išeisiu iš darbo, bet vis tiek dar ne iš karto tą padariau. Bet daugiausia lėmė tai sveikata, nes aš supratau, kad aš taip, jeigu dar toliau, tai gali labai liūdnai baigtis. Ir tada dar išvažiavom į kelionę su vyru ir vis tiek dar labai nepatogu išeiti, nes kai darbas nepatinka, žymiai lengviau, nežinai, kad kitą susirasti tikrai bus geriau, bet kai buvo viskas kaip ir gerai. Ir tada grįžau ir supratau, kad jau viskas, pabuvau porą dienų, parašiau pareiškimą ir nunešiau. Tai va. Bet dar kas buvo, kad aš prieš išeidama iš savo pagrindinio darbo, pagrindinio, jau buvo lygiaverčiai, bet tai viršininkas sakė, kad jeigu tau nepatiks, ką darai, per metus gali grįžti. Tada dar prieš tai susitikau su galvų medžiotojais, tai yra personalo paieškos agentūra, paklausiau, už kiek jie mane parduotų, jeigu ką. Ta prasme, aš mėgstu apsidrausti. Ir tada man buvo žymiai ramiau išeiti, tuo labiau, kad aš neišėjau į niekur. Aš jau turėjau užvestą veiklą ir aš tiesiog norėjau, net nežinau, ar daugiau skirti laiko, aš tiesiog norėjau pradėti ne tik tai dirbti, bet dar ir gyventi. 2010 pradėjote savo veiklą. Ar galima sakyti, ir tada ir išėjote iš samdomo darbo, ar pradėjote? 2010 pabaigoj mano dukrai buvo 8-9 mėnesiai ir man jau labai norėjosi dar kažką veikti. Tai aš tada padariau pirmus kursus, kurie buvo visiškai tokie mėgėjiški, man pačiai reikėjo numesti svorį ir tas rytojus vis niekaip netėjo. Tai tada iš tų pačių keli kolegos atėjo, tada iš kursų, kur lankiau motinystės ir nėštumo kursus, iš ten dalis žmonių atėjo ir mes visą grupę labai gražiai lieknėjom, aš dėsčiau, kartu lieknėjau ir vienu žodžiu taip gavosi. Tai tokia buvo pradžia. Facebooko puslapis, man atrodo, kad lapkričio gal 10 dieną pasileido, tai paraleliai. Bet tai va tada po truputį aš darbo išėjau
tikrai ne iš karto. Aš išėjau metams iki sūnaus gimimo. Tai jeigu mano sūnui dabar yra 9, tai prieš 10 metų, o dukrai 13, tai dabar skaičiuoju. Tai maždaug išėjau po gerų, kiek čia, 3 metų. Po 3 metų. Po 2-3 metų, dabar nebesaskaičiuoju. Bet ir, kaip suprantu, jūsų troškimas nebuvo dirbti savo, kaip dažnai mamos nori, kad turėčiau laiko daugiau savo, galėsiu reguliuotis. Jums patiko samdomas darbas, jūs, kaip suprantu, gerai ten jautėtės ir tiesiog... Niekada neplanavau savo verslo turėti, niekada jo nenorėjau ir net niekada nenorėjau būti direktorė, aš norėdavau visada būti pavaduotoja, nes samdomam versle, kas yra didelis privalumas, kad jeigu tau nepatiko, netiko, pavargai, kuria nors prasme, ne? Tai tu tiesiog gali susirasti kitą darbą ir išeiti. Kai turi savo veiklą, kaip ir irgi gali, bet viskas emociškai visai netaip yra. Bet aišku, kiekvienam labai skirtingai. Tai man labiau patiko, kad yra kažkas, kas atsako, nors aš visada dirbau bet kuriam darbe, dirbau taip kaip savo. Bet emociškai man būdavo kaip ir, man atrodė, kad lengviau. Nors jeigu dirbi kaip savo, gal dabar galvoja, gal ir panašiai. Kai pradėjote hobį, savo mėgstamą veiklą, rašyti, apie tai dalintis, tuo ar jums reikėjo kažkokių investicijų? Ne. Investicijų jokių, puslapį susikūriau nemokamai, ar ten už labai mažą sumą, senas laikas, sunku atsiminti. Bet reikėjo labai didelių laiko investicijų. Tai yra, aš keldavausi, pavyzdžiui, 5 ryto, parašydavau straipsnį, iki kol jau keldavosi dukra, tada susiruošdavom į darželį. Kitą rytą vėl keldavausi labai anksti, tada išsiuntinėdavau portalus į daugybę, kiekvienam atskirai. Ir taip toliau. Tai reiškia, aš keldavausi anksti, dirbdavau iki to laiko, kur šeimai, tada šeima, tada kitas darbas, tada grįždavau vėl, derindavau taip tokiais intarpais. Ir tai kainavo laiko, ir miego, ir energijos, ir sveikatos, bet kol tu esi labai dideliam entuziazme, atrodo, kad ir nieko tokio, nors dabar aš taip nebegalvoju. 2010 metai, gimsta jūsų dukra, jūs turite darbą, pradedate savo mėgstamą veiklą, 5 ryto, kaip sakėte, keliatės, rašote straipsnius, darote savo hobiui kažką, savo veiklai, šeima, tada einate dirbti samdomo darbo. Taip. Kaip jūs, sakote, paskui su sveikata pablogėjo, bet kiek laiko jūs tuomet miegodavot? Kada jūs vakare eidavot? Tai labai senas laikas. 12-14 metų atgal tai aš tikrai neatsimenu. Su miegu ten apskritai buvo iššūkiai, nes mano dukra keldavosi kas valandą. Tai miego buvo apskritai labai mažai, bendrai paėmus. Tai nežinau, kiek miegodavau. Bet jūs buvote porą metų išėjusi vaiko priežiūros atostogų? Ne, 1 metų. 1 metam ir tuomet grįžote į darbus. Tuomet dukra geriau miegodavo ar vis dar keldavosi? Iki 3 metų sunkiai. Ar jums tuomet reikėjo kažkokios pagalbos, iš šono, nes aš įsivaizduoju, ką reiškia auginti mažą vaiką. Aš papildomai kažko dar dirbti labai norėjau, bet negalėjau. Norėjau miegoti, buvau labai pervargus ir klausau jūsų ir galvoju, kaip iš kur to tokio jėgos, užsispyrimo, apskritai energijos gauti, padaryti tiek dalykų? Mes su vyru auginam vaikus kartu. Tai man, kai sako, jums vyras padeda, tai man tas klausimas nesuprantamas, nes čia ir jo vaikai, mes kartu auginam juos. Tai dėmesio skiriam vaikam abu, tas dėmesys yra labai skirtingas, nes ir mes skirtingi esam žmonės. Tai tada dukra metus 3 mėnesius ją dar auklę turėjom namuose, nes nenorėjau darželį anksti leisti. Bet kai jai buvo 2 metai 3 mėnesiai, jinai jau išėjo į darželį. Ir labai sociali mergina, tai jai labai buvo geras sprendimas, o sūnų laikėm namuose iki 3 metų. Bet su sūnum aš anksčiau pradėjau dirbti
jam buvo 5 mėnesiai, kai aš pradėjau savo vėl veikloje dirbti, bet taip, kad visiškai nieko nedariau, tai irgi nebuvo, todėl kad aš nuo 5 mėnesių, jo 5 mėnesių, kai pradėjau dirbti, aš supratau, kad iki to laiko aš vis tiek duodu interviu, atsakinėjau laiškus, visą kitą, tik pajamų jokių nėra. Tai tada vėl grįžau kursus daryti, kitokių dar paslaugų gimė, bet vėlgi labai pasidalindavau tą laiką, kadangi dirbdavau namuose. Tai padirbu, tada jie pabūna, pavalgo su aukle, arba ateinu aš kartu pavalgyti. Aš žindžiau abudu vaikus iki metų 3 mėnesių, nepriklausomai nuo to, kad buvau darbe ar panašiai. Ir nustojau žindyti ne dėl to, kad ten negalėjau ar dar kažką, bet jau kaip prasidėjo tokie reikalavimai viešose vietose ir, tokia sudėtinga buvo ir vaikų, ir man, tai tik tai tada sustojom. Tai įmanoma viską suderinti ir žinau daug labai mamų, kurios žindo ir ilgai ir čia nesusiję, sakykime, su darbo dalykai, tai irgi ten, pavyzdžiui, eina į lauką, tada užeina pas mane, mes ten apsikabinam, pasibučiuojam, pasimiluojam ir mano sūnus apskritai yra toks, jam reikia dėmesio, jisai ateina, įsitaiso ant kelių, prisiglaudžia, mes apsikabinam, jisai pasikrauna baterijas, kaip telefonė užsipildo ir jisai vėl ramiai gali kažką tai veikti. Tai to nėra taip, kad tu išeini visai dienai ir ten grįžti. Tai mes praleisdavom to laiko kartu tik tai tokiais gabalais. Labai struktūruotai viską darydavot, visus darbus susirašydavot, kas kada, veiklas, kad, spėtumėt per tas 24 valandas nuveikti. Kai jau sūnus gimė, tai aš tiesą sakant, aš tiek neatsimenu, bet aš neatsimenu ir kažkokios įtampos didelės dėl darbų ir panašiai. Tai aš pasidėliodavau tiek, kiek galiu ir viskas. O ten, kada tiksliai einam apsikabinti, tai nebūdavo tokia laiko ir grafiko. Tada, kada išeidavo, kadangi mano darbas nėra, kad konsultacijos kas valandą, yra tokių, bet aš sąmoningai riboju ir net nėra niekur viešai, nei kur užsiregistruoti konsultaciją ir panašiai. Tai aš daugiau seminarus, mitybos planus, visą kitą, tai ten šiek tiek kitaip tas laikas dėliojasi ir gali lengviau pastumdyti ir vieną ir kitą pusę. Kaip suprantu, kai gimė sūnus, jūs jau buvote perėjusi savo veiklą, jau nebedirbote samdomo darbo, tai čia tikriausiai buvo šiek tiek ir lengviau pastumdyti dalykus, paderinti dalykus, negu samdomam darbe. Taip. Kaip tik ir norėjau klausti, kaip su vyru dalinotės buitį, jūs sakote, jūs per pusę auginate vaikus, dalinatės buitį, nėra taip, kad jūs 3 kampus laikote ir reikia nudirbti dar begalę darbų, be to, kad kuriate savo veiklą. Tai labai įvairiai priklausomai nuo situacijos ir vaiko amžiaus. Tai visko yra buvę, kad jau nebegali naktį, nes iš vis nemiega, vyras vidury nakties sodinasi į kėdutę ir važiuoja į senamiestį vežioti, kur ten dunksi ir kad užmiega. Visko yra buvę, bet, pavyzdžiui, dabar mano vyras vežioja vaikus į mokyklą ir iš mokyklos. Tai jau kelios valandos per dieną susidaro. Aš kitokius dalykus, organizacinius visus darau. Jisai vienaip mėgda vaikus, dabar mažesnį, aš kitaip. Mes labai skirtingi. Aš, sakykime, aš dabar net negaliu įvardinti, pasidalinam, tarkim, yra kelios dienos savaitėj, kur manęs nėra. Tiesiog manęs nėra, visi žino, tai tada taip ir planuojasi, kad manęs nėra. Nors aš galiu fiziškai kaip ir būti, bet aš tiesiog negaliu tuo metu nei dėmesio, nei laiko, nei nieko skirti, nes arba aš turiu vesti kokį seminarą, arba aš esu išvykusi į užsiėmimus ir viskas. Bet kitom dienom aš būnu, tai tada yra jau iš karto, kad tarkim vakarienė, visada 7 valandą, būna išimčių, bet mes visi ateinam, būna, kad paaugliai nenori valgyti, bet yra susitarimas toks, kad visada gali nevalgyti, bet tu turi būti. Tada mes pasidalinam, kaip diena įvyko ir visa kita. Tai tas laikas gali būti kartu labai labai įvairus. Ta nebuvo paprasta įdiegti.
Bet ir tai ne visada paprasta yra susiderinti. Čia aš dabar kaip pasakoju, mes čia darom taip. Bet tikrai kitą kartą sudėtinga susidėlioti, susiderinti tam tikrus dalykus, tam tikrą ritmą, rutiną. Bet nors mes kalbam, kad galima pasistumdyti vienaip kitaip, tas ritmas yra labai aiški rutina, kada tu ką darai, nebūtinai konkretus darbas, bet kada tu ką darai, duoda labai daug ramybės visiems. Tai vat, tuos dalykus reikia susidėlioti ir jeigu kažkas nesigauna, tada žiūrėti, ar kažką keisti savo įsivaizdavime, kaip turėtų būti, ar yra galimybių kažką kitaip daryti. Čia priklauso nuo situacijos. Ir labai svarbu, apie ką mes kalbam, tas pasidalinimas santykiuose tiek buities, tiek vaikų, nes nors gyvename 21 amžiuje, labai dažnai dar vis girdžiu, kad tarsi moteris turėtų ten ir namus tvarkyti, ir valgyti padaryti, ir vaikus auginti. Ir kai girdžiu... Ir dar eiti, atsiprašau, į darbą, dar puikiai atrodyti ir visada šypsotis, visada dar būti geros nuotaikos. Ir aš kai klausiu moterų kursuose, tai kurioje vietoje, sako, aš neturiu laiko, kada susipjaustyti morkos. Tai sakau, tai kurioje vietoje jūs esat po darbo, šunų, grindų, vaikų ir ten visą kitą, aš čia ne prioriteto tvarka aiškinu ir sako 110. Bet yra kitas dalykas, kad aš tada klausiu atgal, kad o kaip jūs manot, pavargusios mamos labai reikia ir žmonos, ir darbuotojos, ar trupučiuką labiau pailsėjusios ir panašiai. Ir čia labai yra sudėtinga, todėl kad, dalies žmonių supratimas apie tai atsineštas iš anksčiau, kada vyrai dirbo, moteris net tas iš labai anksčiau, bet vis dar tęsis iki šiol, yra, toks kitoks. Bet ir mano vyro šeima kitokia buvo, ir mano šeima kitokia buvo, iš kurios aš kilus. Tai dėl to gal mums paprasčiau. Kartu galbūt tai yra būtina sąlyga, jeigu nori kažkokią savo veiklą vystyti, daryti, savo hobį vystyti, nes jeigu laikytum tuos 3 namų kampus, galbūt nieko nespėtum. Vėlgi labai priklauso, taigi yra moterų, kurios neturi antros pusės ir turi vaikų ir augina. Tai vėlgi situacijų būna labai įvairių ir tada teigti, kad jeigu nėra antros pusės, nieko negali daryti, arba jeigu ta antra pusė nebėra ta svajonių pusė, arba pasikeitus aplinkybėm pasikeičia požiūris, kas irgi būna, tai nėra taip. Reikia tada galvoti, ko gali nedaryti, tada ką gali daryti vaikai, nes labai dažnai dabar aš kaip juokauju, kaip Italijai darosi, kad vaikai iki 30 metų nei grindų negali išplauti, nei indų susidėti po savęs, nei dar kažką. Nes dabar paskutiniu metu, tai jau ne 5 metai, bet šiek tiek daugiau, atrodo, kad vaikam viskas, o mama tai jau ten kažkurioje vietoje. Bet jinai negali duoti vaikam visko, jeigu jinai yra nepatenkinta tuo, ką daro, jinai yra vidiniai, tada įtampoja labai didelė, jeigu jinai yra pervargus labai. Ir pervargti nebūtinai dėl to, kad miego trūksta, bet nuo įtampos vidinės ir nepasitenkinimo. Tai net veido raumenis pasikeičia. Ir net ir tie patys mažiausi vaikai, jie irgi kai ką gali. Aš nešneku apie 1 metų. Bet 3 metų vaikas tikrai gali nusinešti lėkštę. Ir pagal tą amžių, jeigu ten dėliojam, tai tiesiog sako, tai jie nieko nedaro. Bet tai kam jiem daryti, jeigu jūs viską darote? Grįžtant prie jūsų veiklos, apie 3 metus, apie 2 metus vystėte, užsiėmėte, kas patinka, o kaip paskui, ar jūs reklamavote, ar turėjot kažkokią tai jau vėliau, kai matėte, kad veikla auga, ar jau turėjot kažkokią tai strategiją, nes ir su rinkodara jūs esate dirbusi profesionalė tame, tai man įdomu, ar panaudojate savo žinias, ar tai tiesiog augo, nes sakote, štai, pagimdžiau dukrą, su kompanija metėm svorį, ten, kur lankiau kursus, ten mamos prisidėjo, dar kažkas prisidėjo, taip augo ta bendruomenė, klientų skaičius augo, ar paskui jums reikėjo kažkaip auginti, strateguoti, galvoti apie reklamą, rinkodarą? Kaip bebūtų keista,
Ir tai visiškai prieštarauja visom teorijom. Aš absoliučiai neturiu jokios strategijos. Iki šiol. Iki šiol. Aš neskaičiuoju jokių biudžetų. Išimtis yra tik tai tam tikrais atvejais, jeigu aš galvoju kažką daryti ir tai nėra susiję tik tai su mano darbo, aš tada būna, kad paskaičiuoju, už kiek aš maždaug įsivaizduoju būtų tinkama kaina. Jinai, aišku, gali būti visokia, bet tokia primtina, sakykime, kaina ir kiek man reikėtų investuoti. Tai tokiais atvejais aš esu atsisakius arba paskaičiuodavau, kiek man teoriškai tai galėtų užimti laiko ir kokią galbūt gali duoti naudą, nes ką reikia turėti minty, kad ne visada tai, ką pradedi daryti, ne visada tai pasiteisina pilnai. Ir aš paprastai pradedu daryti kelis skirtingus dalykus ir vieni važiuoja, o kiti ne. Tai ir aš neseku jokių absoliučiai savo konkurentų, iš vis nei vienu. Todėl, kad mane tai kaip tik blaško labai ir aš daugiau klausausi, ką man sako klientai ir daugiau žiūriu, ko jiems reikia. Nes, pavyzdžiui, jie gali galvoti, kad jiem reikia vienų dalykų, bet aš žinau, kad jiem reikia kitų. Ir tai, ką, pavyzdžiui, didelė klaida būna klausti, tai ką jūs nupirktumėt. Tai, ką jie sako ir ką daro, vėl yra atskiri dalykai visiškai. Yra tam tikros galimybės daryti apklausas, bet jas turėtų daryti jau specialistai, nes galima suformuluoti klausimų eilę, kad gautum tą atsakymą, kurio tau reikia. Ne kurio nori gauti, bet kad įsigilinti, yra tokios galimybės. Bet realiai tai aš daugiau pagal jausmą. Pavyzdžiui, tarkim, mano vis tiek klientės pagrindai yra moteris. Ir labai daug moterų po kursų pastoja. Dėl įvairių priežasčių. Tai aš jau, kai gyvai vesdavau, sakydavau, moteris, kurios dar galit, tai jeigu norit, viskas valio, bet jeigu nebenorit, arba dar nenorit, tai prašyčiau atsargiai, nes tikrai labai daug kūdikėlių. Turiu kompiuterį, labai daug nuotraukų ir dvynukų, nes kai jau dvynukai netyčiukai gavosi, tai jau įspėju. Tai tada pradėjo klausti, tai ką man daryti su tais mažyliais. Ir taip atsirado hobis. Kitas tai yra mažylių primaitinimas. Taip, tai ten buvo projektas, padarėm. Ir jisai iki šiol daromas, bet čia tokia maža šalutinė veikla, todėl kad kiekvieną kartą atsakinėti tos pačius klausimus pasidarė per sudėtinga ir tada padarau susistemintą tokią informaciją. Lygiai tas pats kai kuriuose produktuose pridedu vertės. Pavyzdžiui, jeigu žmogui įsigijus tam tikrą produktą, tarkim, mitybos planą, nuolat, pavyzdžiui, 50 kilo tas pats klausimas, tai reiškia 50 paklausia, bet dar 100 ar 200 nepaklausia per tam tikrą laiko tarpą, čia per mėnesį taip nebūna. Tai jeigu kažko klausia, aš visada, jeigu vieną kartą tai atsakau ir viskas, bet jeigu pradeda matau kartotis, aš visada laikau mintį, ten kaip skaičiuoji, 2+2, ten vienu žodžiu, ir dar mintį laikai. Ir jeigu matau, kad tas tęsiasi, aš tada kažką padarau. Nebūtinai už pinigus, gal tiesiog padarau automatinį laišką ar kažką kitą, kad tas pasitenkinimas didėtų. Tai viską, ką noriu daryti, neužtenka man laiko, nes dirbti 15 valandų aš jau nebenoriu. Ateina matyti tam tikras, kai mes sakam, amžius, kai nori ir gyvenimą gyventi, ne tik tai dirbti, tai turiu dabar laisvus rytus, vakare tam tikrą valandą baigiu darbus išskyrus atvejus, kada vedu kursus, tai jie dažnai būna vėlai vakare, bet kursų esu labai stipriai apribojus kiekį. Ir kalbant apie tai, aš daugiau klausausi ir žiūriu, ko reikia. Nes, pavyzdžiui, ką daro kiti, tai nebūtinai jiem gerai sekasi. Ir net nebūtinai gerai sekasi, jeigu jie sako, kad jiem gerai sekasi. Tam tikras dalykas. Ir kai kas tikrai puikiai sekasi, bet tarkim, man nepriimtina pagal mano supratimą, mano įsivaizdavimą, kaip turėtų būti, nors galbūt su jais tas puikiai dera, bet man nedera, aš, pavyzdžiui, taip nenoriu daryti.
Tai aš labai žiūriu, dirbdama savo, aš labai žiūriu, noriu ar nenoriu, patinka man ar nepatinka. Ir dėl to tas darbas yra daug smagesnis. Tai suprantu, kad patinka, nepatinka, noriu, nenoriu, kaip ir vaikų primaitinimas, kaip ir kursai, mokymai, knygos, noriu, patinka ir darau. Bet žmonės, kurie mūsų žiūrės, galvos, aš irgi noriu, patinka, darau, bet ateina laikas, kai reikia kainodarą apskaičiuoti. Ar skaičiuodavot pati, ar samdydavot žmogų, kad paaiškintų, ar puikiausiai pati suprasdavot, kaip čia tai reikia padaryti. Nes taip, smagu daryti tai, ką nori, bet kažkada ateina tų klientų gausybė, reikia save įsivertinti. O kaip save įsivertinti? Kiek ta valanda mano kainuoja? Arba kiek kainuoja mano produktas? Kaip čia nuspręsti? Labai sudėtinga. Čia tikriausiai pats sudėtingiausias klausimas yra, todėl kad kitam patarti yra daug lengviau, todėl kad kai yra verslas asmeninis ar veikla asmeninė, tai yra labai susiję su kiek tu vertas kaip asmuo. Tas neturėtų tai būti, bet daugelis taip jaučiasi ir dėja aš irgi taip jaučiuosi. Tai man visat arba atrodo, tai čia per brangų žmogui. Tai aš kainas keliu tada, kai man klientai pradeda sakyti, kad čia per mažai kainuoja. Tikrai, žinok. Ir kai ta pati masė susidaro, tai jau padūsauju ir pakeliu kainą. Tai čia vienas dalykas. Jeigu tai yra produktas, kuris turi didelės sąnaudas, tai tada aš jau žiūriu, ar man apsimoka. Nes pavyzdžiui, toks pavyzdys, aš darydavau pradžioje 1 savaitės mitybos plano ir 4. Ir jų kaina, aišku, stipriai skiriasi. Ne 4 kartus, nes natūralu, kad. Bet stipriai skiriasi ir aš tada po kurio laiko pamačiau, kad aš tam planui, kur kainuoja tikrai nedaug, nes 1 savaitės, man darbo sąnaudos yra labai panašios kaip 4. Ten mažai skiriasi. Mano pagalbininkų skiriasi, bet mano laikas nesiskyrė. Ir aš tada supratau, kad aš negaliu sau leisti jų daryti. Arba tada kaina turi būti tokia didelė, kad žmogui neapsimoka jos pirkti ir aš tiesiog jų nebedarau. Tai, bet tą eigoj pamatai, nes vėlgi tas produktas reikalauja tavo indėlio vėliau ar ne. Nes vėlgi, kadangi kiekvienas parduoda labai skirtingus dalykus. Yra vienas dalykas, kiek tu laiko gaišti. Tai tada galima pirmiausia, mane kaip pačioj pradžioj mokė, tai gal kitiem irgi padės patarimas, sako, tai tu pažiūrėk, kiek tu laiko sugaišti X dalykui ir pažiūrėk, kiek tu dabar, tarkim, samdomam darbe uždirbi. Ir tada gaunas, dar pridedi sąnaudos, kurios patiri, ten kažką reikia nupirkti, sumokėti ir panašiai. Tada taip, dabar mano veikloje taip nelabai paskaičiuosi, todėl kad mano daugelis veiklų, jau savikainą suskaičiuoti yra labai sudėtinga, todėl kad yra kas priima užsakymus, bet tuo pačiu daro ir kitus darbus. Tada yra, pavyzdžiui, daug kas įsivaizduoja, kad web puslapį palaikyti nieko nekainuoja, tai nieko panašaus. Man kainuoja maždaug per mėnesį apie 800 €. Bet čia yra todėl, kad pas mane yra beveik 2000 receptų, šiek tiek mažiau, bet pamažu į link to eina. Tada yra per mėnesį apie 60-70 tūkstančių unikalių vartotojų. Tai reiškia, jau reikia ir serverio, nes keitėm galingesnio, kad suktųsi tenais. Tada kas nors nulūžta IT reikia, tada nuolat atnaujinti, tada tuos receptus jiegi nesusikelia patys. Tai pavyzdžiui, receptui kelti reikia maždaug 20-30 minučių. Tai net jeigu ne aš darau, samdau žmogų, kuris juos įkelia, tai jisaigi neuždyka dirba. Taip, tai dabar padauginkim, kiek kainuoja 1800 receptų sukelti. Tik tai sukelti. Bet tai dar reikia nuotraukas atrinkti, sutvarkyti tekstus, paskui palaikyti ir taip toliau, ir taip toliau. Tai tada kiek laikas kainuoja, pavyzdžiui, socialinę mediją padaryti. Ir tokių visokių, kur labai yra daug neapibrėžtumo. Tarkim, duodu interviu. Aš 2 metus beveik, 1,5–2 beveik nedaviau iš vis interviu.
todėl kad aš tiesiog nebespėjau. Ir tada vis tiek vienas interviu, kai man sako, tai čia 5 minutės. Kol susiderini, tada ten pasidažai, tada aš visada prašau klausimus atsiųsti iš anksto, kad nors truputėlį pagalvočiau ir net jeigu tai 5 minutės, tada dar sunkiau, nes tu negali ilgai šnekėti, tu turi per porą minučių pasakyti labai aiškiai, kad žmogus gautų naudos. Nes ilgai šnekėti yra daug paprasčiau negu trumpai. Tai tam trumpai pasiruošti kitą kartą nemažiau laiko užtrunka. Tai o kiek tas? Ir tokių veiklų, kur negali apibrėžti, jų yra daug. Tai tada jau kitaip žiūri bendrą mėnesio, tada žiūri kiek vienų kitų parduodi ir panašiai. Dar kokį patarimą tokį duočiau, kad jeigu tai yra, kaip patarimą, vieni, pavyzdžiui, daro tą pačią paslaugą ir jos daug parduoda. Aš, matyt, atsiliepia mano pirminis išsilavinimas, nes aš turiu licenciją dietistės, aš esu baigus tą 2 aukštą ir visą kitą, bet tas pirmasis išsilavinimas, kad verslas turi ciklus, tai yra taip, taip ir taip. O taip, kad būtų, tai čia jau labai labai retas atvejis. Tai dėl to, ką aš darau, kad tai, ką aš dariau pačioje pradžioje ir tai, ką darau dabar, yra 2 skirtingi dalykai. Aš keičiu tą pagal daugelį dalykų, pagal paklausą, pagal tai, kas man, pavyzdžiui, tą daryti man nusibodo. Tiesiog. Tai tada aš darau, sugalvoju, kaip daryti tą kitaip. Ne? Tada matau, kad tas nebeneša pajamų. Ir aš turiu kelias linijas skirtingas ir tada viena kyla, kita leidžiasi. Kartais tai priklauso ir nuo įdėtų pastangų, bet kartais nuo to nepriklauso, nuo rinkoje situacijos ir kitų dalykų, kur asmeniškai nuo to, kiek tu dirbi ar kaip mėgsta žmonės stengiasi, tai jokio, minimaliai turi rezultatų. Tai dėl to, jeigu tu turi vieną, kuris kyla, kitas leidžiasi, tau kompensuojas ir tada ramiau gali gyventi. Ir pradedu kelis dalykus daryti panašiu metu. Ir ko aš tikrai laikausi daugybę metų, kad jeigu kažkas neina, nesvarbu, kiek ten būtų investuota pinigų ar laiko, aš tada netrankau galvos į sieną. Aš atsitraukiu, galbūt kartais būna nelaikas, tada po kelių metų gali pakartoti, arba nebedarau iš viso. Ir darau tai daugiau to, kas lengvai eina, kas lengvai parsiduoda. Tiek patarimų naudingų ir sakot ir darote, kad visų kiaušinių į vieną indą nesudedate. Tai jūs galbūt strategijos, kaip sakėte, nepasirašiusi, bet jūs tiesiog intuityviai strateguojate, apgalvojate čia tas taip, nes jūsų klausant tikrai gali sau gauti naudos, nes pagalvoti, šitą gali daryti taip, šitą patarėte daryti taip, nes mes kaip prieš tai kalbėjom, kad jūs neturite strategijos iki šiol pasirašius, bet atrodo, kad jūs intuityviai tiesiog žinote, kaip ką daryti. Tas intuityvumas, kadangi aš 15 metų dirbau labai dideliuose versluose, matyt, ta prasme, tai nenueina taip, ta vis tiek patirtis didžiulė išlieka. Kad įsivaizduoti, aš vadovau tarp Baltijos šalių skyriai, dirbau su 4 šalim, didžiulės milijoninius projektus dėliojom. Tada turėjau savo kitam darbę, turėjau komandą 80 žmonių. Kitoje įmonėje pakėliau pardavimus per metus 40%. Tai ta patirtis, kurią tu turi, nesvarbu, kad ir kitose sritise, jinai vis tiek išlieka. Ir, pavyzdžiui, aš dariau visą laiką tai, ką daugelis pradėjo daryti po COVID-o, kad dėl ko aš taip darau. Aš sakau, neturiu strategijos, nors esmė yra tame, kad aš matau, kad jeigu metam susiplanuoji, labai dažnai tiek dalykų pasikeičia, kurie ne nuo tavęs priklauso, kad tavo planas yra ir viskas. Tai aš faktiškai susidėliau kokiem 3 mėnesiam ir dar turiu minty dar 3 mėnesius. Bet jau ten toliau planuoju, pavyzdžiui, dabar yra rugsėjis, tai aš jau turiu užsakymų, planų ir mano kalendorius yra jau iki balandžio pabaigos.
Jisai nėra pilnai sudėliotas, bet jau jis yra padarytas ir jau mes ten rašom tam tikrus užsakymus. Bet kiti dalykai, pavyzdžiui, veiklų ir panašiai, jie yra taip, kai kurie norėčiau tą padaryti, bet niekaip nerandu laiko, tai būna, kur ir 5 metai tęsiasi. Bet yra dalykų, kurie daroma nuolatos ir pasiplanuoja 3 mėnesius, tada vėl žiūriu. Bet ne tai, kad 3 mėnesiai baigėsi ir viskas. Taip maždaug ir žiūriu, kas vyksta. Kokie jūsų buvo lūkesčiai, kai pradėjote veiklą? Turiu omeny, kai išėjote iš samdomo darbo, pradėjote savo veiklą kaip verslą. Kokie buvo tuomet lūkesčiai ir kokie yra dabar lūkesčiai? Ar tuomet buvo toks lūkestis, kad kas nors pagalvojo sveika mityba, Vaida Kurpienė iš karto mintis? Aš jokių lūkesčių nei tada neturėjau, nei dabar. Tikrai. Aš, pavyzdžiui, neplanuoju, kiek aš šiemet uždirbsiu. Aš neplanuoju, kaip čia tiksliai turėtų atrodyti. Aš to nei ant popieriaus, nei minty, gal reikėtų tą daryti, nes ypač pasiskaičiuoti tam tikrus dalykus verta būtų, bet man labai patinka pasroviai plaukti. O apie kitus lūkesčius kalbant, turėjot lūkesčius, padėsiu tiek ir tiek žmonių sveikiau gyventi, išleidot 2 knygas, gal turit lūkestį išleisti daugiau knygų, apie kitokius lūkesčius, ne apie piniginius. Ką aš apie save tiksliai žinau, kad aš esu labai trumpų distancijų bėgikė. Ir aš tada bėgu labai greitai. Estafetės man labai gerai. Ir čia kalbu ne apie fizinį dalyką, bet apie emocinį. Jeigu procesas trunka labai ilgai, aš, pavyzdžiui, metų nesuvokiu. Aš galiu apie jo šnekėti, ten diskutuoti ir panašiai, aš jau nesuvokiu, man tai yra per ilgas laiko tarpas ir pusmetį taip. Ir dėl to kažkokių aš labai neturiu ir, kaip sakau, savo susiplanuoju, ką darau ir koreguoju. Bet aš daugiau reaguoju, kas vyksta. Pavyzdžiui, čia buvo labai daug manęs žiniasklaidoj, tai aš tada nusprendžiau, kad gal jau per daug ir sumažinau. Dabar praėjo 2 metai per pertrauką, tai dabar gal vėl reikia po truputėlį daryti. Tai jeigu žmonės turi susiplanavę, ką jie turi daryti, tai yra labai geras dalykas, nes tu tada išsiskaidai didelį tikslą į mažesnius ir panašiai. Tik aš tą darau trumpesniu laikotarpiu ir tikrai tas ne visiems tinka. Čia gal daugiau asmenybinis dalykas, nes aš šiaip labai mėgstu viską į stalčiukus sudėta. Tai galbūt aš nerašau, bet pas mane sudėta. Bet lūkesčius gyvenime taip greitai viskas keičiasi, kad aš labiau mėgstu džiaugtis, įvyko, pasidarė, va čia ir dabar šiandien. Ten klientas parašė, kaip jam ten pavyko, arba atrado ramybę su maistu, nebūtinai ten numestas svoris. Manęs daug kartų klausia, kiek klientų jūs esat padėję, tai tikrai 1000. Ar aš žinau skaičių? Ne. Ar aš galėčiau suskaičiuoti? Manau, kad taip, bet ar man to reikia? Ne, nes kiekvienas žmogus yra atskira istorija. Ir man, pavyzdžiui, pats maloniausias yra ne skaičiai, o tas, kad kažkur mieste susitinku renginį, nežinau, pleže, parduotuvė ir prieina, jūs manęs nežinot, bet aš ten pas jūs ten tą dariau ir panašiai. Arba ten į vieną įstaigą parašiau laišką, skambina man moteris, sako, ir padėjo man išspręsti tam tikrus dalykus, kurie man buvo svarbus. Jis sako, aš pas jūs prieš 2 metus buvau, laukiausi, man tai pykino, nieko negalėjau valgyti, jūs davėt patarimų, po 2 dienų man praėjo ir vienu žodžiu viskas buvo sutvarkyta. Ir man džiaugsmas iš to, kad žmogus papasako, kaip jisai, nes atėjo konsultacija, vienkartinė, aš nežinau, kas po to įvyko, nes kai kurie parašo, kai kurie neberanda, nes viskas susitvarko, tada kaip ir nebėra ko rašyti ir visa kita, ir aš ne visada žinau, kas paskui galutiniam variantui įvyko. Bet va tas toksai, kad atgalinis, tai jis man duoda kiekvieną dieną. Tai
man va čia, dabar, šią savaitę, šį mėnesį. Tai va taip. Kokius turite ryto, vakaro ritualus? Ir dar gal prie ritualų tuo pačiu paklausiu, kaip su nesėkmėmis tvarkotės. Gal irgi turite kažkokį ritualą ar knygą paskaityti, serialą pažiūrėti, pabėgti kažkur tai nuo to? Tai ryte man būtinai reikia pabūti vienai. Ir jeigu aš nepabūnu viena, tai skraidau ant šluotos. Ne, man iš tikrųjų būna labai dirgli diena. Tai dėl to aš labai mėgstu atsikelti anksčiau negu visi šeimoje ir lėtai pabūti. Lėtai. Ir pavyzdžiui, mano sūnus, jisai daro tą patį. Jam nepatinka atsikelti, kad greit susiruošiu ir viskas, jisai sako, man reikia pabūti. Tai ir man, aš supratau per kurį laiką, kad man tai labai yra svarbu. Ir vėl ką mato žmonės ir kaip mato mano šeima ir aš. Vieną kartą parašiau įrašą socialiniai medijai, kad labai svarbu rasti savo 15 minučių, pabūti ramiai ir tam buvo gal 10 valanda ryto ar kada. Tai iki šiol atsimenu komentarą, kai viena moteris rašo, tai gerai, kad čia jūs vyras išlaiko ir vienu žodžiu jūs galite skirti savo dėmesio, turint minty, kad tuo metu aš mokiausi dieniniam skyriui, dirbau savo veikloje pilną darbo dieną, o dieniniam skyriui, įsivaizduojat, ką reiškia mokytis, reiškia eini visas paskaitas, nuo mikroskopo ar dar kažkokio tu negali nei online, reiškia važiuoji pirmyn atgal ir ten kiti dalykai. Rašiau savo knygą ir leidau. Ir turėjau 2 vaikus ir vyrą. Bet tas atradimas laiko 15 minučių, 20 minučių, pusvalandį, kaip kada, kartais valandą, jeigu yra galimybė, man yra gyvybiškai svarbus, nes aš kitaip man yra sunku koncentruoti dėmesį. Apskritai, labai aš, ką darau, aš žiūriu, kaip aš tame jaučiuosi. Ne viską išeina pakeisti. Kai kurios dalykus matau ir vis tiek lipu ant grėblio. Bet kai kurios dalykus išeina ir tada žiūriu, kokią man tai duoda ar neduoda naudą. Būna, net jeigu ta nauda tokia, kuri nebūtinai gerąja prasme, bet vis tiek, jeigu kažką darai, tau kažkokią naudą duoda. Tai būna, kad užsibūni tame, bet viskas prasideda nuo matymo, nes kol nematai, tai negali nei daugiau to daryti, nei mažiau. Tai man aš supratau, kad tas labai svarbu pabūti. Vakare man labai svarbu pasidėti telefoną toliau, nes aš atsiverčiu, oi čia tą ir iš karto smegenys dirba ir tada labai suprastėja miegas, atsibudimai prasideda ir panašiai, nes smegenys dirba prieš pat užmiegant ir tada jau vėliau. Tai man miegas yra labai svarbus, dėl to aš turiu tokį vakarinį nusiraminimo ritualą, labai dažnai skaitau knygas. Kartais būna, kad tiek būnu pavargus, kad negaliu knygos skaityti net paprastos. Tai tada būna, kad kažkokį lengvą labai serialą pažiūriu. Ir tas užsitamsinimas, nuėjimas miegoti, vakarienė su šeima man be galo yra svarbi. Kartais einam pasivaikščioti, tai vėl nuo aplinkybių priklauso. Bet yra tam tikras ritmas, ritualai. Ir per vasarą aš labiausiai pasilgstu tos rutinos, nes mane rutinai žemina ir aš tokio karšto būdo man labai tinka. Ir struktūros yra, tai man daug ramiau būti. O su nesėkmėm, tai būna, kad nusimenu, būna, kad labai supykstu ir ant savęs. Bet mano pyktis turi tokį teigiamą užtaisą. Šiame neskęstu, jisai man suteikia energijos keistis ir kažką daryti ir ieškoti išeičių. Tai aš paliūdžiu arba papykstu ir tada nusprendžiu, ką daryti ir tada tos stiprios emocijos jas tiesiog ir išsileidžiu. Liekna visam gyvenimui, 7 tiražas? 8 tiražas. Irgi iš širdies kilo idėja, kad rašau knygą. 8 tiražas, artėjam prie 20
30 000 egzempliorių. Ačiū Jums, kas skaitot, parašot, kaip Jums sekasi nusikrapštyti tos kilogramus. Visiškai. Manęs ir sekėjai, ir klientai sakydavo, tai kada knygą parašysit? Ir filmuose būna tokie redaktoriai, ne, kurie ten ir prispaudžia, ir pasako, kas negerai, tai Lietuvoje tokių yra labai mažai. Ir aš žinau redaktorę, kurios jeigu jinai imtųsi, tai aš jau kaip ir rašyčiau, aš šiek tiek buvau su jie dirbus prie kitos knygos, prie Agnės Jagelavičiūtės knygos. Ir man patiko jos labai struktūra ir kaip jinai geba įrėminti, nes knygos rašymas yra visai kas kita negu straipsniai, negu įrašai, ten visai kitos taisyklės galioja. Ir man buvo labai svarbu, kad jinai būtų lengvai skaitoma ir kad mane suvaldytų, nes aš galiu ten informacijos duoti bet kiek ir, o ką dėti, o ko nedėti ir kaip ir taip toliau. Tai ta redaktorė sutiko ir tada taip knyga ta atsirado. Ir vėl, aš ją leidau pati. Tai kas planuoja leisti knygą, tai yra 2 variantai. Arba su leidykla leisti, arba asmeniškai. Bet asmeniškai reikia turėti minti, kad labai yra didelė investicija. Brangiai kainuoja. Labai brangiai kainuoja. Ir dar yra kitas dalykas, kad jeigu jūs dar nesat labai žinomas žmogus, tai yra, kur knygas parduoda didmenininkai, ne, tai jie iš pavienių neima. Tai reiškia, jūs per tinklus įvairiausias negalėsit tos knygos parduoti. Išimtis, jeigu jūs, esat ganėtinai žinomas žmogus, tai tada gali būti. Tai kitą kartą su leidykla yra geriau leisti, nebent, pavyzdžiui, jūs turi didelį sekėjų ratą ir planuojate jiem parduoti. Tai tada vėl kiti dalykai yra. Tai tada tikrai pačiam. Bet čia jau reikia skaičiuoti, ypač dabar yra labai pabrangusi spauda. Praktiškai 2 ir ta labai dideli biudžetai gaunas, kur neįsivaizduoja žmonės, kad tiek kainuoja. Tai norintiems leisti knygą, jeigu leidžia leidykla, yra saugesnis variantas, bet tuomet honoraras yra už vieną tiražą gavai, už kitą honorarą gavai ir... Taip, honoraras yra nedidelis ir tam yra priežastis, nes leidykla, aš iš vis neįsivaizduoju, kaip leidyklos gyvena, tarkim, mano knyga yra labai sėkminga. Tokių sėkmingų knygų Lietuvoje nėra daug. Jas leidyklos praktiškai visi žino. Ir čia vėlgi, jeigu jūs galit sau leisti, kad tie pinigai gali ir negrįžti, tai leiskit patys. Jeigu jūs šventai tikit, kad tikrai parduosit, bet prieš tai pasidomėkit, kur galėsit parduoti, kaip ir panašiai, tai gali leisti patys. Čia nėra, pavyzdžiui, šiuo atveju patarimo, kad daryti vienaip arba kitaip. Plus dabar leidyklos sutinka ir su kitokiais variantais, bet tada vėl reikės dalį pinigų investuoti. Tai kiekvieno labai skiriasi galimybės. Ir, pavyzdžiui, žinau, kiti išleidžia savo knygą ir turi prisiekusių sekėjų ratą ir jiem parduoda. Ir tai irgi labai geras variantas. Tai, kaip minėjau, šiaip veikloje versle nėra patarimų, kurios absoliučiai visiems tiktų. Nes labai daug dedamųjų skiriasi ir patarimas gali būti tik tai asmeninis, tam tikrai situacijai. Beje, tarp jūsų atsiųstų klausimų buvo vienas klausimas, kur jūs klausėt, ką aš daryčiau kitką, jeigu ne tai, ką darau dabar. Tai aš draugam juokauju, kadangi aš esu iš esmės pakeitus savo specialybę, kai man buvo 35. Tai aš nesakau, kad iki gyvenimo galo aš dar kartą nepakeisiu. Aš būsiu tame, ką darau ir man tas labai patinka, ką darau, bet aš nežinau, kas bus po 10 metų, po 5 metų. Aš nežinau. Tai aš tokia savo pasilieku, tiesiog džiaugsme būti tame, kur esu dabar. Bet kitas, ką aš darau kaip hobį, tai yra konsultuoju veiklas, kurios yra verslai, nes turi didžiulės apyvartas, kurie turi iššūkių arba
nesugalvoja, kaip išspręsti vienu ar kitų dalykų, man tai yra labai smagu. Aš sakiau, kad reikia dar baigti tam tikrus mokslus, aš jau pasižymėjau savo kalendorių, nusakiau, strategijas neturiu, bet pasižymėjau savo kalendorių kitam pavasariui. Ir kad galėčiau tą labiau struktūruotai daryti, nes dabar tiesiog man smagu, nors dabar jau atsirado keli žmonės, kurie sako, mes jums mokėsim už tai pinigus. Gerai, bet vėl, tai nėra strategija. Tai yra tiesiog aš darau, kas mane džiugina ir mano kokia yra strategija, kad duoti žmogui patarimus, kuriuos jis gali pritaikyti iš karto ir kad nebūtų baisu tai daryti. Ir tas galioja ar vienoje veikloje, ar kitoje. Ir kad tu galėtum tas žmogus, kur įgyvendintų, kad jisai būtų džiaugsme. Todėl, kad per įtampą, pradžioje aišku, būna nepatogu keistis. Bet įtampoje negali ilgai išbūti. Todėl, kad įtampų yra dar daug kitur. Tai vaikas serga, tai darbe kažkas, tai su sveikata, tai su santykiais, tai tėvai, tai daugybė yra, tai finansiniai kažkokie sunkumai. Ir sakau, ne viskas nuo mūsų priklauso. Tai kad bent jau maiste arba jeigu ten veikloja, kas kelia įtampą, kaip tai išspręsti, tai man didžiausias džiaugsmas ten irgi, kad pašneki su žmogum ir tada tokios vakės, tai tikrai, tai kaip aš nesugalvoju, ar tai aš juokiuosi. Konsultanto darbas yra pasakyti tai, ką ir pats, kaip ir teoriškai galėtum būti sugalvojęs, bet taip nebūna. Todėl, kad savęs ir veiklos, ypač ta veikla, jeigu asmeninė, nematai iš šono. Negali objektyviai vertinti. Tai dažnai reikia atspindėti, kas vyksta ir tada užduoti teisingus klausimus. Pereikim dabar prie žiūrovų klausimų. Ar visada žinote, ką gaminsite? Pasiplanuoti, ką gaminsi, yra labai svarbu, todėl, kad negali, pavyzdžiui, jeigu nežinai, ką nusipirkti, ką įsigyti, ką šaldytuve turėti, tai nori tą pagaminti, to nėra, nori tą pagaminti, to nėra ir tada, kaip tai baigėsi, visi žino. Pusryčiam geriausia rinktis mažai apdorotas grūdinės kultūras, kurios sotumą suteiks iki pat pietų. Kartais būna, kad, tarkim, šeima išvažiavo, aš ten, tarkim, žinau, kad ten remontais užsiimsim, tai kiti evakuoti iš įvykio vietos, tai aš savo nusistatau, kad tiek dienų neisiu parduotuvę ir žiūrėsiu, ko yra, ir ten, jeigu eisiu, tai minimaliai ten kažkokią daržovę. Tai tada jau vyksta kūryba, atsidarai ir pasiplanuoji, bet vis tiek bent dieną į priekį būtinai pasiplanuoju ir tada tas likučių naikinimas toks labiau kūrybinis dalykas gaunasi. Tai visai būna, bet pasiplanuoti, kada valgysiu, ką valgysiu, bent parai priekį, tai tikrai, bet šiaip su šeima dažniausiai toliau planuojam, nes kitaip turi kiekvieną dieną į parduotuvę eiti, arba tada vėl, sakau, negerai baigėsi. Tai tas planavimas yra labai svarbus ir tai sutaupo laiko ir pinigų. Apie saldumynus. Kaip atsispirti saldumynams ir kuo juos pakeisti? Dažniausia klaida yra, kad ir klausime, ką klausia, ir aš šitą klausimą esu girdėjęs tikriausiai 1000 kartų. Todėl, kad dažniausiai maiste žmonės nori spręsti jau, kai tai vyksta. Aš jaučiu saldumynų potraukį, bet ką tai reiškia? Aš dabar jau staigiai noriu saldumynų, kratysiu visas spinteles, lėksiu pas kaimyną, pas kolegą, blogiausiu atveju važiuosiu parduotuvę. Per vėlu. Tai reiškia para iki to, ką mes turim keisti kitai ir ten yra gal 12 skirtingų priežasčių. Kai mes išsprendžiam tas priežastis, dingsta. Lygiai tas pats, kai sako, aš ten prisivalgau, pavargstu, emocijų daug, prisivalgau vakare ir visą dieną gerai, bet vakare nutrūkstu, iššluoju visą šaldytuvą ir spinteles nuo pačios į viršų ir nuo viršaus atgal ir dar ieškau ko nors skanaus. Tai nebūtinai emocijos. Gal ir emocijos, bet gal ir fiziologinis alkis. Tai tada mes pirmiausia tvarkom fiziologinį alkį, vėl minimum parą atgal. Iki to momento. Nes jeigu jūs toks alkis ištiko ten kartą ar 2 per metus, tai matai galas.
Nuo to niekas nei sustorėja, nei sveikata susigadina. Nu, būna kartais ten kasos uždegimas, bet čia per kalėdas daugiau. Nu, retas tikrai atvejis. Bet jeigu tai vyksta dažnai, tai reikia ne pasekmę taisyti, nes tai jau yra pasekmė, o priežastį. Ir kai mes išsprendžiam priežastį, nes jeigu, tai aš jums jeigu pasakysiu, tai dabar, tai suvalgykit vietoj saldumyno morką. Bus veikiau, ar jums tai padės nei kiek. Bet jeigu mes galim susidėlioti, ką padaryti, kad va to nebūtų, jo nėra. Tai jūs laisvai vietoj to saldainio morką. Nors aš pati saldainių suvalgau, desertus valgau kasdien ir tai nėra draudžiamas dalykas. Klausimas, kokį kiekį racione jie užima ir panašiai. Ir apskritai drausti draudžiu. Ačiū už pokalbį.